Įjungiau kamerą ir toks rūkas. Nežinau, kas, nebeprisimenu, kas skaitai. Sveiki, sveikinu su jumis iš gruodžio 8 dienos. Mes dabar kol kas vis dar dirbam. Šiandien yra penktadienis, turim porą darbelių mini pasidaryti, tai aš galvoju pasimsiu jūs kartu, nes paskutinės dienas nieko įdomesnio nevyko, tai vat, gal bus kažkas biški įdomesnio. Tai aš tik norėjau greit parodyti, kokius batus vat, pakuoju ir mes tokius pats pasimsime, ne? Įdomiai, gal noriu pasidaryti, kas čia per batai? Ką šio batai nieko ypatinga. Kobe vadinami grinčai, ne? Ir... Čia atvirkštiniai, jie buvo žaliai išleisti tokie, dabar raudoni su žaliais raišteliais, tai tipo reverse. Kodėl aš rodau šitą batą, jeigu nežinot, aš uždėsiu kažkur linką čia. Mes tiesiog užsiemam tokių batų pardavinėjimų, čia Amerikoje yra visai populiaru toksai dalykas. Dabar truputėlį lėčiau, paskutinį, prieš tai porą metų, 3 metus prieš buvo visai intensyvu. Dabar truputėlį palėtė šią sritį, bet va, karts nuo karto gaunam batuką kitą ir vaduoda mums veiklos kažkokios. Kas palėtė šią sritį? Infliacija, negeri laikai. Ne ko čia infliacija? Nieks neperka. Nesusiję visiškai. O tai ką, tiesiog nebepopuliaru, nebekiek. Ne, žmonės diskretinio spendingo neturi tiek daug. Nu, nes infliacija. Žodžiu, aš einu greit supakuosiu šitą batą ir keliausim į nuotykį, arba ne. Ir dabar esam pakeliui į UPS-o. Šiaip yra tokios kaip parduotuvytės, kaip aš taip, bet čia ne, mes keliaujam į distribucijos centrą, tai čia kur paskirsto visus siuntinius. Tai turi mini story. Tuoj atsisėsiu į mašiną ir plačiau pasidalinsiu, kaip čia kas vyksta ir kodėl mums reikia padaryti ekstra žingsnių. Sėdam. Oi, kaip čia. Nors nėra šiandien labai šalta, tuoj palauk, prisisiekti. O dieve, mano. Šiandien yra visi 5 laipsniai šilumos, tai čia nešalta. Žodžiu, kaip minėjau, mes pridavinėjom tos batus ir įprastai čia mums pristato į namus. Yra šiokios tokios sistemos, kaip tu tai darai. Ir mes kartais uždedam adresą gretimo esančio pastato, nes tiesiog, mes turim prieigą pasimti siuntinius, ten taip pat yra administracijos darbuotojai, kurie kartais ir priima tos siuntinius. Žodžiu, niekada neturėjom problemų ir viskas būdavo tvarkoj. Bet, mes užsisakėm 2 tokias poras, kurias rodžiau. Ir jie siuntė per skirtingas, kaip čia, siuntimo tarnybas. Kažkodėl jie sugalvo, kad nežinom, mes tokio adreso nėra. Bandė 2 kartus pristatyti, tada žodžiu reikėjo skambinti į tą UPS-ą, klaust, kas nutiko. Tada man pasakė, kad gerai, pakeisim adresą, spėkit ar pakeitė? Ne. Mūsų siuntinys kaip stovėjo, taip stovėjo tam centre. Čia per vidurį atsistojasi. Taip stovėjo, tada skambinom vėl dar kartą šiandien ir jau mūsų susiekė su to distribucijos centru. Ir sako, ne, taigi aš sakiau, pakeiskit adresą ir mes sakė, dar tokia jeigu pirmą dieną buvo labai maloni moteriškė, mergina, panelė, tai šiandien jau tokia piktoka, tai kažkaip nebepasiginčiau labai su ja. Tai tiesiog žodžio Domas susisiekė su ten, iš kur pirkom, iš Naiko, kad ką mums daryti, tai žodžiu, jie mus nukreipė ir dabar mums reikia nuvažiuoti į fabrikėlį pasimti savo siuntinuko. Tai tikiuosi jau dabar bus viskas tvarkoj ir pagaliau galėsim, nes mes iš karto jį ir pakuosim ir siūsim kartu su šituo. Tai va, toksai trumpas mini story time'as, kaip kartais reikia nepasiduoti ir varyti iki galo. Čia mes esame įsitikinę Amerikoje, ypatingai jeigu kokiam banke skambini ir panašiai. Jeigu kartais negauni atsakymo, kurio tu nori gauti, tau reikia skambinti kelis kartus, ne? Jie būtų grąžinę tą siuntinį Naikui. Būtų mums pinigus grąžinę, bet mes, kadangi jį parduodam su truputėlį viršaus, tai mums kaip ir ekstra. Mes 300 eurų pra... Vėl man pypintarę reiksiu. Plausiu Madomai burnytę. Ne, tai
Jo, reikia pačiam situacijai sekti. Jo, žodžiu. Žiūrėt, kur siuntinys yra, kodėl jis ten atsirado, kas vyksta. Bet sakau, niekada Su kuo tu nebūdavo gali tokios. sukontaktuoti. Niekada nebūdavo tokios Jo, bet problemos. mes esam visokių dalykų darę su adresais. Oi, žodžiu, jo yra buvę ne į mūsų adresą, ten random pristatė, tai reikėjo važiuoti susirastą siuntinį. Žodžiu, kartais būna tokių kuriozinių situacijų, bet ko kartais nepadarysi, kad užsidirbti. Kartais visai verta, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju tikrai buvo verta pakavoti, paskambinti ir net va dabar nuvažiuoti pasimti. Tai dabar tikriausiai jau gal pabandysiu jūs pasimti, kai eisiu pasimti. Žiūrėsim pagal Tai situaciją. neduos tada siuntinio, pamatysi. Reikia kaip nors kaip spike kamerą įsidėti čia. Paslėpti reikia kokį nors nusipirkti išsikį. Esam, yra customer center, va. Ateisiu ir pasiimsiu. O gal ir neimsiu į vidų jūsų, nes labai jau būtų interface matau produs. Žodžiu, greitai pavyko pasimti siuntinį. Jau laukia, buvo padėtas. Kas parašyta ant to siuntinio, žinai. Nu, pažiūrėsim. Tai, žodžiu, malonus darbuotojas, viską pagyrė nagus mano. Ir net vyresnio amžiaus vyrukas toks. Tai greitas procesas, kitą kartą, ką žinosim. Kur iškart gali. Jie šiaip savo neduoda, žinai. Ne, manau, sakau, šitas jau buvo padėtas ten jau, kad su kažkokiu nautu, kad atvažiuos pasimti. Tai va, tai dabar keliausim į tikrąjį UPS storą, kur tiesiog vėl atiduosim supakuotus tuos Gal siuntinius. tipo nereiktų atiduoti tiem patiem. Maždaug, ką? Kodėl? Nu, šitie kareivukai man visada labai mėly. Ir jie yra pasiskirstę po visą mūsų miestelį. Ten prie parko, prie kažkokių šiaip pastatų. Va. Dar vienas. Man tai mėly. No such a number parašyti. No such number? Rašyti ant dėžės, kad nėra tokia. Tave pasitikti. Dar du kareivukai. Vis dar penktadienis taip besitęsia. Jeigu girdit kremzti, tai čia palaukit, tuoj parodysiu. Čia čipsas, nepalieka manęs, bet jam reikia veiklos ir va. Jeigu ką, čia čipsas krebžda, griaužia kaulą. Norėjau greitai parodyti, ką užsisakiau per juodąjį penktadienį, tą Black Friday vadinamai. Pagaliau gavau viską. Iš tikrųjų užtruko visas siuntimas gerokai ilgiau negu įprastai, jeigu įprastai ateina per kažkur savaitę, o šį kartą jau užtruko apie 10 gal kokį dienų, gal ir daugiau net. Šiaip gal kam įdomu, kokios čia būna tos nuolaidos per tai juodąjį penktadienį, pernai irgi tą patį dariau ir minėjau, kad, pavyzdžiui, būna elektronika, su gera kaina gali rasti. Bet ir įvairių kitokių dalykų, tai aš stengiuosi visada pasiplanuoti, pasižiūrėti kažko, jeigu galima palaukti. Tada užsisakinėjau per tą juodąjį penktadienį. Tai keletą dalykų ir buvo tokių kaip ir planuotų ir lauktų. Kitus dalykus tiesiog užsakinėjau ir tiesiog, jeigu jau gali gauti bent kokį 25-30% nuolaidą, tai kodėlgi neužsakė. Pradėsiu nuo tokių paprastesnių dalykų. Buvo net ir tam pačiam Amazone akcijos. Ir aš galvoju, greitai pasidalinsiu su jumis ir dar palikau net ir tą įpakavimą. Tai aš naudoju va tokius lipdukus. Jie yra su veikliosiomis medžiagomis ir kartu su arbatmedžiu. Arbatmedis yra gerai spuogeliams gydyti. Kaip šitos naudoju priklauso nuo situacijos. Dažniausiai vakare prieš miegą, nusiprausus veidą, ten atlikus visas procedūras, po kremo truputėlį palaukiu. Tada gali užkliuoti šitą. Gali kliuoti ant spuogelio, būna kartas, kai jeigu ir reikia tą spuogelį panaikinti, tai po to šitas irgi padeda net ir gal greičiau gyti, nes jisai turi tą arbatmedį, kuris padeda kaip ir išdžiovinti tą vietą. Visai padeda šitas dalykas.
Kartais, jeigu jau būna kažkas ekstremaliau, tai gali ir dieną, jie labai nesimato. Čia jų visai yra daug, o kodėl aš būtent juos dar užsisakiau dabar per juodąjį penktadienį, nors aš juos ir taip perku. Bet buvo nuo $10 iki 6, man taip rodos, tai apie 40% nuolaida gaunas. Ir čia yra 2 dydžių. Esu bandžius bent kelių rūšių šituos lipdukus, bet šitie man labiausiai patiko, nes jų yra visai daug, jų yra 2 dydžių. Ilgam užtenka, gera kaina, o jie veikia visi man vienodai. Tada antras pirkinys būtų, kaip čia matos, tai yra toksai krepšys skalbiniam. Aš įdėsiu gal foto čia iš Amazono, kaip jis atrodo. Iš tikrųjų reikėjo pasikeisti tiesiog. Galvoju, palauksiu aš vėl tų juodojo penktadienio, tai šitas buvo, man taip rodos, nukainotas nuo 32 ar $4 iki 26, tai nuo 30. Tai nėra labai didelė ta nuolaida, bet kadangi jau reikėjo, man šitas patiko, tai visai esu patenkinta, labai patogus, lengva nusinešti iki skalbyklės. Žodžiu, antrasis pirkinys, iš tikrųjų, kaip juokiaus Adomui, sakiau, šitą segmentą paskirsiu savo mamai, nes jinai laukia, sakė, įdomu pamatyti. Žodžiu, tai vienas iš pirkinių yra tokie puodai. Prie šitų puodų buvo pridėti, tik dabar pamiršau atsinešti tokios mentelės, nieko labai ypatingo šitos mentelės. Parodysiu, kaip atrodo gyvai. Porą tik pavyzdžių atsinešiau, nes čia į šitą komplektą įeina, kaip matome, 2 keptuvės ir 3 puodai, garintuvas ir šitie daiktai. Atsinešiau tiktais po vieną. Atrodo, taip, šiaip labai gražus dizainas atrodo, su dangtukais, jau viskas išbandyta ir iš tikrųjų aš tokio pačio tipo tos pačios kompanijos turėjau didelę keptuvę, už ją mokėjau sąlyginai nemažai, manyčiau, apie $40 ir tai jau buvo irgi pirkta per Black Friday ir jau irgi su nuolaida, bet žiauriai gera, tikrai nekimbanti, nepritraukianti. Tik dabar jau gal po 4 metų naudojimo jau biškutį, bet ir tai 4 metus, manau, kaip už tokią kainą labai gerai išlaikė. Tai o tas dizainas dar irgi kartu labai gražus, o taip atrodo puodas su dangčiuku, tai dar ateina toksai daiktas, kurio šiaip niekada nenaudodavau, bet dabar jau kadangi galėsiu naudoti. Čia yra garintuvas, tai čia daržovės, ryžius galima daryti, tuos dumplingus, žodžiu, galėsim išbandyti, bet tikrai man tas dizainas labai gražus, bet net dizaino esmė yra iš tikrųjų pačioj kokybė tai labai nereali, tikrai šitos, kaip čia vadinasi, Gotham Steel. Nesu kitų rūšių, nes jie turi ir kitokio dizaino, ar jie tokie pat geri, nes čia kažkas yra hammered, ceramic kažkas. Ir kaina šitų buvo originali $129, mes mokėjom $94.04. Nėra pati didžiausia nuolaida, taupėm $34.96, tai aš kažkur paskaičiau apie 20–25% nuolaidą. Visai, šiaip sąlyginai neblogai. Ir sakau, šitą daiktą man ar taip jų reikėjo, aš norėjau atsinaujinti ten puodus, ten turėjau kelias senas keptuvės, tai kodėlgi ne, kai yra proga ir gali gauti geresnę kainą. O dar kame yra koksai geras dalykas, kas vyksta taip pat per juodąjį penktadienį. Yra tokia programėlė Rakuten. Šiaip tiesiog tą programėlę naudoja, jinai instaliuoja jūsų naršyklę. Kai jūs naršote ir kažką norite pirkti, ten iššoka tokia aplikacija ir sako, kad būna kartais siūlo kodukus arba tiesiog cashbacką, tai ten tiesiog aktyvuoji tokį mygtuką ir pavyzdžiui, kaip sakiau, staupėm apie $34–5 ant puodų, bet taip pat nuo tos kainos tarp 15 ir 10% nuolaida yra tas vadinamas cashbackas, tai 10%, kokie $9 dar sugrįžta. Tai šičia būtent taip ir gavas, man atrodo, kad buvo 10 ar 12%, tai kažkiek vėl pasiskaičiavus sugrįžta. Šiaip ant nemažai dalykų, ką rodysiu, buvo tas cashbackas, tai jau šiek tiek vis tiek susirinko atgal, gal net šiemet apie $60, tai vis šis tas, sakyčiau. Įprastai tas Rakutenas irgi veikia, bet tos nuolaidos dažnu atveju būna mažesnės, tarp 2 ir jau 10% rečiau rasi, bet būna ir taip, tai va. Pirkau yra savo pačią mylimiausią nagų
kompanija, tai yra šie Dashing Diva. Pirkau tik 3 dėžutės, buvo apie 40% nuolaidą. Iš tikrųjų, tos nuolaidos šiemet prasidėjo jau gerokai anksčiau, gal kokias net porą savaičių prieš tai juodai penktadienį. Tai buvo ten tos visos nuolaidos labai sviravo ir toksai, kaip jokios, jie žaidžia žaidimus ir maždaug tokį, kad tu bijai kažką praleisti, tą gerą nuolaidą, tą gerą dylą, tai toksai kai kur išlošiau, kai kur nelabai, bet va, ant tik tai va, buvo apie 40% nuolaida. Ir irgi turi rakuteną, bet čia buvo, man protas, nedaug, buvo gal 2 ar 4 tik procentai šitą. Tai prigrėbiau 3 setus, būčiau gal ėmus tik porą, bet paskutiniu metu jie pakėlė kainą, nuo kada yra nemokamas siuntimas, anksčiau būdavo tik $15, dabar reikia $25. Tai aš uždėsiu ekraną, kaip atrodo tikra, bet aš paėmiau šitą jau, kurį rodžiau, ir jau aš šitą dizainą nešiojau, vadinasi Wanderlust, labai gerai ir natūraliai atrodo. Kai paėmiau Tropadelic ir irgi uždėsiu kažkur ekrane, kaip atrodo. Tokie labai vasariški nagai. Aš juos, šitą kolekciją truputėlį, negali sakyti senesnė šios vasaros, bet žiūrėjau tada, bet reikėjo kažką pridėti, galvoju, ar kitai vasarai, ar jeigu tiesiog atostogų važiuotume, tai turėčiau tokių labiau fan nagų. Ir tada aišku, va tie, kuriuos iš tikrųjų jau ir dabar turiu. Ir antram vlogė aš jau juos net ir rodžiau, demonstrau, kaip juos užsidėjau. Tai vieno seto kaina būna tarp $14 ir $16, dabar tiksliai nežinau, negalėjau rasti mailo, kur dabar, bet 40% sutaupė. Tada dar vienas pirkinys, kurį jau matėt, mūsų mylimasis, dabar viskas suvažiavo į apačią, Body Shopo advento kalendorius, kaip aš jau pirmajam vlogė minėjau, kad jį užsakė paskutinę akimirką. Jau čia paskutinės buvo to Cyber Monday, tai čia virtualiojo pirmadienio nuolaidos, jos truputį buvo užtęsusios. Šito kalendoriaus originali kaina $89, bet mes gavom 25% nuolaidą, tai mes mokėjom $66.75, bet plus dar buvo mokesčiai, tai apie $70. Kaip jau sakiau, mes norėjom pasikeisti į didesnį, bet mums kaip ir nieks neleido tiesiog atsiuntė, bet iš tikrųjų šiaip neblogas dalykas. Kaip sakiau, 25% nuolaida, dar 4% cashbacko. Tai sakyčiau, visai neblogai, kaip nuo $90 iki $70, tai visai džiaugiuosi ir patenkinta. Aš visada mėgstu, kai galiu gauti kažką su nuolaida. Tai 3 metus iš eilės užsakinėjom mano mėgstamą David Stee. Ir kaip vėlgi pirmam vlogė minėjau, kad mes turėjom jų advento kalendorių 2 metus iš eilės. Šiemet buvo toks pats, tai neėmėm. Tai aš tiesiog užsakiau arbatų. Noriu greit prabėgti, kokios tai arbatos. Keletą jau yra išpilstyta į indelius, nes mes nuo praeitų metų turim indelius. Kainos sviravo nuo iš tikrųjų $2.50 iki $7.50. Prigrėbėm visai nemažą kiekį, manyčiau. Man atrodo, čia buvo 25% nuolaida, bet truputėlį čia mane prigavo, truputėlį išsigandau, nes pradėjo kai kurios arbatos selautin, tai čia jos išpirko. Aš galvoju, kad negausim, tai truputėlį paskubėjom, nes paskui buvo tarp 30 ir kai kur net 70% nuolaidos. Tai va, nieko nepadarys. Taip pat buvo ir vėlgi čia rakutena, man atrodo, apie 4%. Tai kai kur paskubėjau, kai kur ne. Pati mano mėgstamiausia yra Gingerbread Blondie. Čia yra tokia arbata imbierinė, aš uždėsiu paveiksliukus visų, pabandysiu parodyti. Jų nusipirkau net ir visus 2 pakelius, nes čia yra mano pati mėgstamiausia, ypatingai žiemą arbata, jinai tokia imbierinė, kvepia labai skaniai. Ir pabandysiu parodyti viduj. Tokias žvaigždutės ir tokius mažyčius imbierinius žmogeliukus. Viduje atrodo štai taip. Norėčiau, kad galėtų kamera perteikti kvapą, nes kvepia labai saldžiai, skaniai. Tada yra mandarin mimoza. Atrodo tai taip. Kvepia irgi labai visai kalėdiškai, sakyčiau, nes
mandarinai ir kalėdos man tai tokia neatsiejama, tada vadinasi Silent Night. Tokia tendencija yra, kad šiaip gal žiemą noris tokių žiemiškai malonių arbatų. Ja, irgi iš pernykščių metų tokį induką supylėm. Kita vat turi net džiovintų apelsinų. Irgi saldi apelsininė arbata. Ir tokia su cimnamonu, gal šitą labiau. Blue Bahama. Ta mūsų irgi viena iš favoričių. Ir aš dėsiu kažkur filmuotą medžiagą čia, nes šita arbata ne tik skani, ne tik skaniai kvepia, bet jinai, kai užsipliko, jinai dar ypatingai stiklinėme puodelėje, tu pamatai, kokia jinai mėlyna patampa iš tikrųjų, kas yra labai neįprasta ir smagu. Šitos arbatos buvo po 2,50, iš tikrųjų čia yra sample size, man atrodo, bet čia 25 gramai, tai visai tiek nemažai, tai yra Nordic Berry arbatos. Tada prigrebėm Jingle Bell Chai. Aš gal greitai tiesiog parodysiu visas arbatas ir tiesiog uždėsiu, kaip jos atrodo, nes jeigu aš čia atidarinėsiu, tai čia 5 metus man užtruks. Tada dar viena iš sample size buvo Reishi Relax. Ir šitą irgi šiaip maloniai visai nustebino netikėtai, nes galvojau, kad čia bus labiau ramunėlių arbata, bet tokia visai gaivi. Tada dar viena, čia mūsų dauguma beveik visos favoritės yra kažkaip šiemet labai geras arbatas pataikiau paimti. Žinink tada Caribbean Crush. Šita kuo yra labai smagi, kad tu ne tik užsiplikai, bet ten yra ir vaisiai, nes yra fruit infusion, tai po to tos vaisius gali ir sukramtyti. Paskui, kaip jau matėt, mes turėjom pernai tokią didelę arbatą. Tai vadinasi, Just Peaches, šitos dar šiemet negėrėm, matot, netidaryta, tai bet mes jau žinom, kad šitą yra labai skani. Watermelon Heat. Kuo šitą iš tikrųjų nustebina, tai kad jinai turi čili pipirų savy ir tokia jinai skani lygi ir tokia gaivi, bet tu geri ir tu jauti tą aštrumą. Aš žinau, man atrodos, kad Meksikoje ar kur yra populiaru valgyti vaisius ir apibarstyti tokiais aštriais prieskoniais, tai čia man atrodos įkvėpta to. Good Morning Detox. Šita buvo netikėta tuo, kad buvo, jinai yra mėtinė, žalia arbata. Ir vieną gavom samplą, tiesiog vieną arbatėlės maišiuką. Tai tiek su arbatom. Ir prieš paskutinis dalykas, kurį jau šiame vloge net rodžiau ir unboxinau kartu su jumis, tai yra šitas Coach rankinukas. Toksai baltas su rankinėlė, kuri reguliuojasi, kaip ir rodžiau, šutinė rankinėlė. Puikiai telpa telefonas, kas man svarbiausia, nes prieš tai buvau užsakius rankinuką ir ten netilpa telefonas, tai reikėjo grąžinti. Vidui nieko labai įspūdingo, porą skyrelių tiesiog kortelėmis įdėti, bet to pilnai užtenka. Ir šičia man buvo 25% nuolaida, bet aš įdėsiu screenshotą, iš tikrųjų ten yra tokia parduotuvė, vadinasi Coach Outlet. Ten sako, kad originali kaina ir čia net yra ant čekiuko. 350, bet aš nelabai žinau, ar čia tikra kaina, nes paskui rodė 140 ar 49. Bet žodžiu, aš galutinę kainą tai mokėjau $105, bet kuriuo atveju ar 149 ar 300, vis tiek neblogas pasiūlymas buvo ir neblogai sutaupiau, iš tikrųjų manyčiau. Iš tikrųjų nemažai šiemet, man atrodo, buvo tų tokių fashion dalykų, kuriuos galėjai gauti gerą kainą. Tik bėda tokia, kad kai dirbi iš namų, nelabai jų man tiek daug ir reikia, karts nuo karto noris atsinaujinti, bet nereik per daugiausia. Ir paskutinis dalykas, kurio reikėjo laukti iki pat šiandien, yra mano vienas iš mėgstamiausių brandų. Tai čia yra odos priežiūros brandas Inky List. Jam gavau 25% nuolaidą, bet aš gavau 12% cashbacką. Tai šičia visai neblogai sutaupau. Pernai irgi pirkau su 25% nuolaida, bet buvo toks dalykas, kad per tą Cyber Monday jie padarė 30% nuolaidą ir aš tada jau galvoju, šakės mane išdūrė. Tai šiemet laukiau iki pirmadienio, bet tie nuolaidų nekeitė. Gavau geriausią dealą, kuris buvo įmanomas. Ir užsisakiau 2 net didesnio dydžio hialurono rūgšties serumus. Ir čia didesnis ir gera nuolaida ir žodžiu, man šitų turėtų užtekti šiokios gal kokiam pusei metų šitų dviejų. Nes iš tikrųjų, kai naudoju tą
Vėlgi, uždėsiu kažkur linką čia tą tretinoito serumą. Tai jis labai sausina odą ir dabar apie lūpas, ypatingai kai yra lauke. Nėra pas mus žiauriai šalta, bet pakankamai šalta, kad vėjui papūtus mano lūpas tiesiog išsausėtų. Jau kad pradėjau kalbėti tą progą, tai užsisakiau iš jų. Taip pat čia yra naujausias jų produktas. Yra peptidų, sako, putlinantis lūpas balzamas, bet iš tikrųjų, kiek žiūrėjau, nelabai putlina. Čia daugiau, kad tas putlinant, čia tas pats kaip koksai hialuronas, kur tiesiog duoda drėgmės ir man to dabar labai reikia. Tai paėmiau šitą, galvoju, išbandysiu, nes šiaip neblogus atsiliepimus apie šitos. Tada kofeino akių serumas. Šitas jau bandžius, šitas man patiko ir rytais. Tai pabaigsiu savo vieną serumą, kurį dabar naudoju, tai šitą naudosiu. Tada mano pats mėgstamiausias vitaminas C, tai naudoju irgi rytais. Ir paskutinis dalykas tai yra Oat Cleansing Balm, tai čia avižų valymo balzamas. Tai čia toks yra konsistencija kaip kokio vazelino. Jinai yra labai gera, jeigu turit sausą odą. Dar labai gera, kai nori nuvalyti makiažą. Tai toksai, jeigu darote tą vadinamai double cleansing, ypatingai kai nešiojate makiažą, tai reiktų tai padaryti. Tai šitas kaip pirmas žingsnis, irgi esu bandžiusi, labai patiko, norėjau tiesiog sulaukti irgi ir nusipirkti į pigesnę kainą. Bet tokie pirkinukai iš tikrųjų, tai pradžioj pasirodė, kad visai nedaug, bet visai jų kažkaip susikaupė. Jos buvo įdomu jums pažiūrėti ir tiek, tai tada dabar sutiksim jau vėliau. Gal mes pasiminėsim gal maistą, nes Adomas kažką turi suplanavęs, aš čia dabar žiūriu, nes Adomas ten guli. Tai jo, kai pasimsim vakarienę ir kai aišku atidarinėsim mano mėgstamiausią vakaro dalį, darysim, kai atidarinėsim Body Shopo advento kalendorių. Tai va, ką tik padarėm užsakymą, užsisakėm iš mūsų mėgstamiausios barbecue vietos, kurią irgi vėlgi rodžiau kažkuriam vlogė. Gal daugiau artimiausia, nemėgstamiausia, ne? Bet ir mėgstamiausia, nes tikrai ten... Ne, buritas geras. Buritai tai nuostabus, kol kas dabar dar nežinau dėl kitų dalykų. Bet nenusprendėm kažką išbandyti naujo, tai vat nuvarysim pasiimti. Pasiimsim jūs kartu, pažiūrėsim, ką gausim, ar gerą dalyką gausim. Nes buritai tai ten patys nuostabiausi. Mėsytė. Kaip skanu. Ai, nu kad sulinkinis kažkur video čia, kur mes pasieminėjom per vieną savaitgalį net 2 buritus. Nu, tipo 2 kartus. Tai va, tai sutiksim, kai būsim vietoje. Tu čia nefilmuoji? Filmuoji kažkada, buritą ėmė mane. Jo, tai mes esam Tennessee. Reik palauk, stos pūst. Nes mūsų šildymas labai garsus. Ačiū, išgirdo mane. Tai va, pagaliau pasiėmėm vakarienę iš, matot, iš Tennessee barbecue vietos. Labai ten kvepia iš tikrųjų ir skaniai, ir ne visai, nes ten kaip kokia rūkykla, ten tikrai dūmų kvepia. Taip atrodo mūsų maišiukas, mes sumokėjom apie $50 gal $6 su arbatpinigiais. Išsirinkome Blue Rib Combo ir 2 Meat Combo. Kas čia lietuviškai? Tai mėlynų šonkauliukų kombinacija ir 2 mėsų kombinacija. Ir mes pasiėmė makaronų su sūriu, Tai parodyk. agurkų salotas ir kopūstų salotas, coleslaw. Sveria visai nemažai. Visai daug kaulučių bus. Mac and cheese nėra labai daug. Ne, čia 2 porcijos. Ir taip atrodo salotas. Ir... Aš sakau, galėtų kamera perduoti kvapą. Kvapas tai wow. Tada čia. O šitas gerai atrodo. 3 porcijos coleslaw. Čia plėšta kiauliena ir brisketas. Nežinau, kas yra brisketas, bet jo. Kiaulienos kažkuri dalis. Žodžiu,
O, kauslo normaliai. Solidžiai, O, ne? Adomas išmoko Ko to? daryti tokį birolą, close-upą. Tai gerai, einam valgyti ir tada po to, kai... Matos, kaip Aurelija šoka, kai maistas ateina. Jo, ne, iš tikrųjų ir atrodo skaniai, ir krepia skaniai, ir jaučiu bus skaniai, nes burritai visada nerealūs būna. Tai va, gerai, einam valgyti. Nu tai vertink vakarienę. Vakarienė buvo labai skani, Adomas juokės, bet iš tikrųjų man labai patiko tos agurkų salotus. Labai skanius. Ta prasme, mes pirkom Įvairios. pakankamai brangios mėsos, o tau skaniausia buvo agurkai su pipirais. Ne, iš tikrųjų buvo skaniausias Memphis ripsas. Tikrai toks labai ir mėsytė lengvai nuėjo, ir tas skonis, tas dūmo toks. Teksas man biškį rieboka. Man tiesiog negaliu valgyti daug riebaus maisto, nes man stojo skrandis. Trečioje vietoje, ne. Pirmoje vietoje Memphis, tada ta pulled pork, tada būtų tas Teksas, tada būtų tas, kur sunkiai plėšęs, tai yra baby back ribs ir tada Tu brisket. galėsi vizualą čia įterpti. O saidai tai visada skanus. Nu, jie tikrai gerai padarė. Žodžiu, netempiam gumos, kas yra... Netempiam gumos. Tai einam prie esmės, dėl ko mes čia visi susirinkom, tai dėl Advento kalendoriaus. Nu gerai, aš čia atėjau ir Adomo atsitempiau, kad mane nesfilmuotų. Surandam 8 dieną operatorių, parodykit, kur yra 8 diena. Aš nenoriu filmuoti šitas vietas. Nu tai... Čia. 8 šiandien. Ir kasgi bus Adomai spėk? Buteliukas kažkoks, ne? O, netikėta. Netikėta, dar vienas dušo želė. Bet šitą, būtent aš dabar kūno sviestą naudoju šitą tavo, nes aš buvau Adomui padovanojus tokį. Tai čia beveik pilnas buteliukas gautas, ne, iš kokių 5. Nu kiek mes... Čia trečias dušo želė iš 8 dienų, Po ne? 60 ml. Jie tikrai pasistengs, kad tu švarus būtum. Pasistengs. Ir kvepėtum skaniai. Man tai, pavyzdžiui, šitas labai patinka. Aš dar vakar naudojau šitą kūno sviestą, jis toks skanus. Tai jau dabar turėsim ir dušo želė, tai iš viso kvepėsiu kaip apelsinų. Iš tikrųjų galvoju, kad šitas vlogas gausis trumpas, bet gaus ilgesnis negu tikėjausi, biškį gaus daugiau, nu bet nieko to, tikiuosi viskas patiks. Tai šiame vlogmas tiek ir nepamirškit užsiprenumeruoti, paspaust patinka, pakomentuoti, žodžiu, padaryti visus gerus dalykus žemiau. Po video turiu omeny. Paukok maisto bankui. Galit irgi. Taigi, ačiū, kad žiūrėt ir tikiuosi pamatyti jūs kitame video. Iki.